Labas rytas. Mačiau jau per langą uošvis veršiukus varo į būdą, vešim pas kitų veršių, tenais tų didžiųjų bulių ir tėdyčių, kur praeitą kartą suvežim. Tai dabar vešim ir tos mažiukus, kur čia buvom prie namų įsileidę. Jau priprato prie piemens, biškį priprato prie žolės, prie visko, viskas gerai su sveikata. Tai vešim prie kitų, tegu būna. Nu, pažiūrim, kaip jie gyvena. Jau čia taip užsuko. Jausmas, kad įsiverš jie. Tas aš ne tą pusę suku. Nu. Važiuosim pasivažinėti, ne? Ką? Nu. Bulius. Ten. Bulius. Čia telyčias. Ta gražiai. Su ragais, be ragų. Dvi su ragais. Gerai. To atvarys prie kabikerį, pakrauti ir išvežti. Čia prisistamsim priekabą prie vartų. Tos atsidarys. Palengva suvarysim. Neturės kur dingt su eis. Ir nuveš. Paleis ir viskas. A ne? Mažasinai. Žasiniukai. Čia dabar nėra kreikt, nes šią vasarą nieks nekreikia. Paskui, kai mažiukus viršiukus išleisim, tada pakreiksim, o čia jie tik tais karts ateidavo pabūti. Prišikot vis tiek blemba. Nu ką, viskas pakrovėm. Dabar več ten, kur tie du ąžuolai. Už to ąžuolų ten pieva yra. Buvo biški vargo. Vieni išvažiuoja, dabar reikia eiti. Gerai. Stelyčiam baigta. O dabar rytoj reikia pasiruošti šūdą susistumdyti. Norėjau uošvių stumdyti, sakau, duok man, senai bestumdžiau, senai bedirbau su traktoriu. Pastoju tik šakė. Tai darau, sustumdysiu. Gerai, tada. Darom į srutinę. Tai važiavimas padarytis gana į zombukai, tai va. Čia tos šūdo daug nėra. Kaip matos, tas priims, bet reikia stumti vieną kampą.
visada, kur aš filmuoju, ten saulė, blem, šviečia tiesiai į nugarą. Žodžiu, pristumdžiau, net batus nusiplauti, sukt vandenį, kažkiek biškį įsileidžiam, porą 100 litrų. Viskas prasiskėstų, nes šiaip skystai užšyko karvykis. Ir čia. Ir dabar eit namo, pavalgyti. Dar reikia punktelis tvarkyti. Viskas. Nes čia punktelis biš bardaksai grindasi panašiai. Reikia sutvarkyti. Filtrą įdėti panašiai. Ar reikia mesti filtriuką. Op! Kraniukai. Suruošti. Kaip kiekvieną dieną, rytą vakarą, tas pats. Nieks nepasikeičia. Aš dabar pasikeis, dabar karas įsėjęs į lauką. Tie melišti paprasčiau, kažkiek greičiau. Greičiau gal ne greičiau, nes vis tiek karvę reikia parvaryti, išvaryti, kol jinai išeina, nėra greitas gyvūnas. Lėtapėdžiai, kol jauni greiti, paskui su metais vis lėtėja. Kaip ir žmonės, bet jie greičiau. Atsistiek, užtrunka. Tas varinėjimas atima laiko, vieną karvę pamelžina apie 3 minutės, kol ją išvarai, įsivarai kitą, praeina jau dar 3 minutės. Čia gerai, filtrą daidėti, nepamiršti. Ar įdėjau, neįdėjau. Nes paskui, jeigu pradedi paruošti, iki galo paruošti, nes paskui kits atėjęs, uošvių net nežiūrės, galvos, jeigu kes ruošia, tai bus paruošęs. Jei aš pamiršiu, tai jau bus jau mano kaltė čia jau. Tada jau negerai. Pieniniai tokie dalykai nepatinka. Nors ten mačiau pienovežyje, kai traukia, yra irgi filtravimo sistema. Irgi filtruoja pieną. Didelio kolba stovo. Gerai. Reikia išvalyti grindis biškelį. Bet nusiplau. Nes po to pridžius gauni su šepečiu šveisti. Kol drėgna, tai greit tik pravalai ir viskas, o paskui, kai pridžiūna, viso gero. Paskui gali eiti su šepečiu ir grandyti. Geriau iškart pravalai. Ir viskas. Taip neprisinešk, bet čia šiandien daugiau vaikščios. Ten. Jau prisineši. Jau šienainį karvėm pristumdyti ir automatiškai batus turi nusiplauti, kai ne prie šienainio, neįsi su šudinais. Ir prisineša žemę, šūdo. Aišku, gyvuliai laukiai yra žymiai lengviau, tie viršiukai, viskas, kai laukai nereikia šerti, nieko. Žolikiai lapšnoja pievose. Ūkininkam, kas suima gyvuliais, tai vasara yra žymiai paprasčiau. Tai aišku, reikia paruošti pašarą, tas laiko atima. Traktorė atrankai pakankamai valandų.
ir jeigu nepabėga gyvuliai. Tai va. Nu viskas, punktelį sutvarkiau. Šunį buvau dabar įsileidęs, pasibėgiojo, pasisiojo. Aišku, jis labiau žais nori, o ne gamtinis dalykus atlikti. Tai dabar varau namo, pavalgysiu. Paskui po pietų, kaip visada, melasas. Prie karvių, prie veršių. Ir, sveiki. Tai ką, vakar pristumdžiau srutas, viską. Dabar biškai dar vandens užleisim ir varysim mešti. Varau kur traktorių ir lekiu. Ten 3-4 baškus, daugiau nebus. Ir viskas. Gerai, lekiu. Sėmiau mineralinio. Saulė šviečia, paskui ištrokšti labai greitai. Traktoriukas jau laukia. Nebuvo net kabintas. Šoka vidų, važiuoju. Čia pasidėsim mineralinį. Reikia palaukti oro pripumpos sistemą ir važiuoti. Dar kokiais 3-4 išvešim. Po to kelių dienų turėtų karvės įsivaryti lauką ir tada išvešim daug į vieną bašką ir viskas. Ir bus galima plauti traktoriuką nusiplauti. Gerai, atvažiavom. Na va, traukia.
4 bačkas. Užsidarom langą. Nu ir viskas, liekt antrą krautis.
Viskas, paskutinę bačką vežu, reikės biškiai eiti, mačiau, patvarkyti vakuumą. Kažką jis tenais blemba tepalo, per daug varo į vakuumą, per daug per daug dūmį. Nepatiko, kaip dirba. Reikės žiūrėti, kas yra per problemą. Patvarkyti. Tuo pačiu, kad jau baigiau vežti. Paskui prabandyti, dar bus porą bačkų vėliau, prabandyti, viskas gerai, kitą metą tiesiog bus galima vežti, nebus staigmenos, žinai. Pasiėmė pys, nusikabini visam sezonui, ten reikia išvežtas 9 bačkų, nusikabini, veži ir sulūžta. Nu ir diena sugadinta, nuotaika sugadinta ir žodžiu. Tai geriau dabar pasižiūrėsiu, kad kitą metą būtų mažiau nesąmonių, kad būtų galima kitą metą tiesiog darbuojasi, viskas, dabar čia pusę bačkos turėtų to jau baigti išpūsti ir liekti žiūrėti, kas ten per problemą. Nu ką pastebėjau, veždamas dabar, kad toj pusėje ne, bet yra ir toj pusėje atsileidę varžtai. Juda. Ir kitoj pusėje reikia atsinešti susirast raktą ir reikia prisiveršti, kad būtų viskas ok. Ką, susiradau raktus, reikia priveršti. Daug nėra, ta pusė atsileidimos, ana pusė daugiau. Labai didelė vibracija gaunas jau. Su daugiau atsileidė. Ne, net priveršti. Nu, bus įdomiai. Gerai, viską reikia suremontuoti, bet kokiu atveju. Nepasiduot žaltys. Yra. Kita pusė. O, biškai ekstremaliau. Nieko. Suvaržysim. Ups. Duok raktą. O. Nepasakyk. Labai įdomi taip. Priveršti neinu, ar švelgs, nes ne, toks jau, kad varžtai išsitampė. Išilgi.
Pizda, čia vamzdžių reikia nori. Čia irgi atsileidė. 19 raktas, neišpriveršti. Čia tie varžtai atsileidė ir patempti. O kur tas naujas mano? O. Prabandysim. Iš Kinijos. Čia ir 17. Atsinešti 17. Rašo speed. Nu, pažiūrėsim, kiek čia speed su jie yra. Aha. Ta pusė. Nu, gal ir nieko, kaip už 6 eurus. Čia vietą nepatogiai prieiti, bet aišku, ne vieno varžto nėra, kur būtų patogu prieiti. Op. Taip, bėdu. Taip, turėtų būti. Ne. Atleisti. Čia. Priveršiu gal toks pohui. Kaip už 7 euriukus. Tai gal pohui toks. Tai išmokti su juo elgtis. Taip. Taip. Atleisti. Gali nieko. Aišku, tada huieno varžtų nesuksi, bet tokius mažiukus, kur nestipriai priveršti, sakyčiau, gal patogu. Nu. Iki 205 minutų, tai 25 raktų. Spiruoklė. Taip pat nyrėme. Opa. Op. Ir suki. Nice. Gerai, priviržiau tos. Čia tepals labai lievai bėga, bet dabar paliksiu, kai vešiu sekantį kartą. Jeigu taip toliau lievai bėgs, tada reikės atjungti šlangeles ir tą ardyti, valyti. Visą tą sutvarkiau, dabar pil dyzelę. Su pagaliu paskui slampinėja, tik įsileisk į lauką. Ne gamtinius reikalus atlikti, o
Einam žaisti, va. Kviet, va, bėgsiu palė, einam, žiūri. Einam, sako, einam. Va. Na, va, paėgiau dizelį bėgti. Kiek čia yra? 105. Tai 100 litrų leisiu. Nes vis tiek dar reiks vežti porą bačkų, po to teis laikas presą kabinti. Aišku, reikia nuplaut bačką, po to nuplaut traktorių, traktoriui tepalus pakeisti. Ir po viso to prikabinsiu presą, paskui presą sutepti. Nu, čia visa litanika. Visas darbų eiliškumas. Dabar kurą užpilu. Pastatyti ir viskas. Nu ką, viskas, pastačiau traktorių. Eisiu kavos atsigersiu. Paskui prie gyvulių. Pavalgyti prie gyvulių. Kažkada pasidarbuosiu, ką vėliau. Da, matysiu. Tai jo, varau.